Vėjų tepimo emulsija yra žemo klampumo vaško emulsija, tinkama medinių, plieninių ir plastikinių vėjų tepimui betono konstrukcijų gamyklose ir statybos objektuose. Užtikrina sumažintą mechaninį pasipriešinimą. Jis yra mažesnis nei 30 jėgos gramų vienam kvadratiniam centimetrui, atskiriant vėjus nuo betono konstrukcijos. Suteikia švaresnį paviršių ir palengvina jo valymą. Sumažina oro porų susidarymą ir išvengia dėmių ant betono paviršių. Vipoil emulsija yra vandens pagrindu pagamintas baltos spalvos aliejingas skystis, kurio konsistencija šiek tiek didesnė nei vandens. Prieš apdorojant klojinius, jų paviršius kruopščiai nuvalykite nuo betono likučių ir kitų matomų dangų. Vipoil emulsija dengiama kaip plonas sluoksnis, ją purškiant arba tepant teptuku ar voleliu. Produktą rekomenduojama naudoti ant horizontalių paviršių. Prieš tęsiant tolesnius betonavimo darbus, dangai reikia leisti išdžiūti. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės, džiūvimo laikas yra kelios minutės. Minimali darbo temperatūra yra +5 laipsniai Celsijaus, prieš naudojimą produktą išmaišyti. Vipoil emulsijos sąnaudos priklauso nuo klojinio medžiagos ir paviršiaus būklės. Vidutiniškai ml vienam kvadratiniam metrui. Vipoil emulsiją laikyti vėsiose, gerai vėdinamose, ugniai atspariose patalpose, sandariai uždarytose originaliuose konteineriuose. Laikyti temperatūroje nuo +5 iki +30 laipsnių Celsijaus. Saugoti nuo užšalimo. Tinkamumo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos. Pagaminimo datą žiūrėkite ant pakuotės. Saugoti nuo vaikų. Vipoil emulsijos skystis tiesioginio kontakto metu gali sukelti stiprų odos ir akių uždegimą. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su Vipoil emulsijos figų emulsija, naudoti darbo apsauginę aprangą ir mūvėti guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštinės, avalynę ir prijuostę, naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai, taip pat rekomenduojama naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.